Mano nuomonė, jeigu kažkas taip galėtų pavadinti žmogų, tai aš tai pavadinčiau lietuviškų daktarų Dre. Žmogus, kuris... Vienas iš tų žmonių, kuris įkūrė repo atlikėjus muziką, kuris padėjo jiems augti, kuris padėjo šiai subkultūrai vystytis, kuris ne tik repo, bet ir pop kultūros žmonės iškėlė, kuris yra 100 darbų profesionalas, tai yra Viperis, Viper, nežinau kaip, Viperį Dinamitas labai didelė ir nuostabi šventė, 8 metus šitas festivalis nevyko, dabar 2 metus iš eilės vyksta. Ką jums kaip jūsų grupiai Despotin Fam, ką jums kaip atlikėjui, o va šį vakarą vis tiek už pulto didžiai stovėsite, ką jums va reiškia šitas festivalis? Žinai, gaila, kad negalėjom pakoncertuoti, nes šiek tiek nesigavo, reikėjo pauzės po mūsų pačių koncerto, bet, blema, tokių renginių iš tikrųjų trūksta ir manyčiau, kad reiškia tą susitikimą kultūros, žinai, tipo, kur visi gali susitikti, pabendrauti ir atlikėjai tarpusavėje, paklausyti, kas įvyko per metus, tai toks kaip ir atsižymėjimas iš dalies, o iš kitos dalies, nu, blemba, tipo, trūksta tokių renginių, kurie ypač sujungia kartas tarpusavėje, žinai, yra labai daug repo renginių Lietuvoje, o repo renginių mažokai. Ir manyčiau, kad va, šis renginys vienintelis, kuris kol kas sujungia šitos du dalykus. Supratau. O anksčiau vykdavo caiperiai tokie aplamai senosios mokyklos. Ir iš to klausimo klausiau jūsų grupės nario praeitamet Šmėklos, kai kalbinau jį. Ar įmanoma tikėtis tokių... Dėl caiperio, iš karto atsakau. Aš kai didžiausiu, jau susidariau su reperiais, kad turėsiu beatų, bus open mic'as. O, ai čia dabar? Nu, gale šito festivalio. Aš groju paskutinis, tai bandysim kažką pakurti. Nes caiperis, man atrodo, kad yra iš tikrųjų labai užmirštas dalykas, kuris pažymi iš tikrųjų reperio sugebėjimus. On the spot. Išsitrauk gerą raimą. Kaip vienas MC lietuviškas Adė yra pasakęs, kad aš neskaitau žmogų MC, jeigu jis nemoka freestylinti. Aš manau, kad čia yra visiškai tiesa. Nu, ne visi moka gerai freestylinti, bet freestylinti reikia bent jau stengtis. Nu nesakykit, jūs Šmėkla, MC Battle čempionai. Šmėkla niekada ne freestylino. Ai, Liežuvis, atsiprašau, Liežuvis. Jo, Liežuvis tai freestyle čempionas. MC Battle čempionai. Blemba, pamiršau klausimus. Aplamai, šiemet ir singlą galingą išleidot ir dar tuzinas kūrinių, kaip jūs sakėte. Bus albumas šiais metais. Bus albumas, bet aš atsimenu, kai kalbėjau. Tai čia viena iš priežasčių, kodėl negrojam, nes norim naują muzoną paleisti. Tai aš tada, kai pasiskambinam į vieną bendrą grupę ir jūs kažkaip, aš neatkreipiau to dėmesio, bet aš ten po to buvau nusirekordinęs tą pokalbį mūsų. Ir jūs po to, kaip susitarę kalbėjot, kad blem, aš Lyžė, nesakyk tik to, toj čia didelių naujienų bus, čia dar viskas prieš greitį buvo. Tai va, dabar aš jau priversiu jumis kažką pasakyti vis tiek, ko galima tikėtis iš to jūsų naujo albumo. Ar vat, pavyzdžiui, Toli gražu jūsų albumas labai įnešė tos naujos bangos ir Fytų, Cherry, Adė, o prieš tai senosios mokyklos Odisėja visiškai buvo toks old schoolas. Kas dabar? Ko dabar galima klausytojui tikėtis iš jūsų grupės? Žinai, galima tikėtis gerų barsų, dėl to, kad šitas albumas gal mažiausiai turi priedainių apskritai ir manyčiau, kad gerą repą. Gerą repą. Blema, toks dabar klausimas visiškai ne į temą, bet esate sukūręs ir įnešęs daug atlikėjų vis tiek į šitą muziką. Ar vis dar tai darote, vis dar palaikote tos jaunosius atlikėjus, ar jau dabar pilnai fokusuojatės į savo jau kūrybą, kaip ir su to pačiu, kai Rolandu kalbėjote apie Beno istoriją, pasidalinot visiškai, kad ten jisai apsirūkęs buvo, bet jūs vis tiek ten pozityviai žiūrėjote ir panašiai. Ar dabar dar tokiais dalykais užsiemate, ar rengiate jaunosius atlikėjus? Žinai, aš visą laiką iš tikrųjų žiūriu į jauną sceną ir iš jos irgi daug ko mokausi. Tai manyčiau, tas visą laiką bus. Ir dabar tiesiog šiuo metu koncentruojuosi į mūsų albumą ir į mūsų naujo albumo skambesį. Bet iš esmės, aš gyvenu muziką, žinai, ir taip jau sutapo, kad turiu keletą... Kai režisierius sako, stabdo. Aš noriu tęsti. Jo, tai
nemanau, kad tai baigsis, nebent tada, kai, nežinau, kažkas force majoras turės įvykti. Ačiū tau. Man didelė garbė prie tavęs stovėti. Ačiū tau. Aplamai.